mūsų žalumo kelias yra pats žaliausias pasaulyje, bet nyksta pelnas, nyksta, sakykime, žmonių uždarbiai. Įžangoje tai dar vadinamasis triple bottom line, tai yra tie minėti pelnas, žmonės, planeta. Koks jūsų požiūris į šią trejybę ir galbūt galite pateikti pozityvių pavyzdžių iš investuotojų pusės apie šitą mąstymą visą? Na, turbūt mes rutuliosim tą pokalbį, bet iš tikrųjų tam tikras balansas yra turbūt atsakymas, kai mes galime pasiekti būtent užsibrėžtus tikslus. Tai yra arba, sakykime, aplinka, pelnas vadinamas, žmonių gerovė, visi šitie dalykai, jie turi būti tarpusai subalansuoti. Ir visi kraštutinumai, jie nuveda žmoniją į tam tikrus paklydimus, galima sakyti. Tai kaip pavyzdys, 6-ame dešimtmetyje, pirmoje pusėje, praeito amžiaus visai dar nesenai, daug žmonių tai gali netgi ir atsiminti, Londonas skendėjo anglių rūke. Tai smogas, 10 000 žmonių per vieną parą mirė vien tik tai prisikvapavę anglių dulkių. Tai akivaizdu, kad kažkas tai visuomeniai buvo negerai, kad mes Britai, nukeliavo taip toli, kad tiek užteršė aplinką, kad susiklošius tam tikrom gamtos sąlygom kilo smogas, kuris pražudė daug žmonių. Po to buvo padarytos išvados, gal to anglies ir ne visai gera idėja kūrenti mieste. Reikia kažkokiu tai priimti sprendimų, reikia žalintis. Tai vienas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas, kuris galbūt ir dabar šiek tiek jau yra juntamas, tai iš tiesų Europa kaip po tokia, jinai eina šiek tiek klystkeliais. Labai dėl paprastos priežasties. Nyksta tas vienas iš varomųjų variklių, galbūt mūsų žalumo kelias yra pats žaliausias pasaulyje, bet nyksta pelnas, nyksta, sakykime, žmonių uždarbiai. Tai kodėl taip sakau? Pavyzdžiui, per 10 metų paskutinių kinų ekonomika, kuri, galima sakyti, kad visuotinis požiūris, kad jie nežiūri į žalumą, bet taip tikrai nėra. Jie pavyzdžiui, tos saulės elementus investuoja tiek, kiek visas likęs pasaulis, kartu paėmus. Bet kinų ekonomika augo 70% per 10 metų, Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika augo 50%, Europos eurozonos ekonomika augo 7%. Tai supraskime, kad kažkas tai yra negerai, reiškia Europoje. Ar tai yra tik žalesis kursas, kuris mumis stabdo, nes akivaizdu, kad vis daugiau yra temų, kalbam apie tai, kad per didelis siekis ir beatodairiškas siekis jisai stabdo ekonomiką patį variklį, tai turbūt, kad ne, tai nėra vienintelis faktorius, yra ir kitų, ir mūsų socialinė veikla, čia vėlgi žalesis kursas ar ten, sakykime, socialinė rūpyba ar žmonėmis, kuri yra iškeliama aukštumon, yra geras dalykas iš esmės, bet jeigu kažkur yra nukrypstama per daug, tai išnyksta augimas. Jeigu išnyks augimas, o jis akivaizdu, kad nyksta, tai mes neturėsim pinigų. Jeigu neturėsim pinigų, negalėsim pirkti technologijų, reikės kuriant anglį. Tai lygiai taip pat, kai 22 metais mes papuolėm į energetinį karą, kurį sukėlė Rusija prieš Europą, tai ką darė vokiečiai, pradėjo kuriant anglį. Kaip būtų paradoksalu. Tai yra, kai finansų trūksta, arba tu negali už tos finansus nupirkti to, ko tau reikia, tu grįžti atgal. Tai yra regresas. Tai va čia ir yra, tas balanso ieškojimas yra labai svarbus, yra kompromisų ieškojimas. Pavyzdžiui, kai dažnai diskutuojame su studentais apie verslus, kas yra verslas, tai yra kompromisų menas. Tai yra nieko kito. Tu turi suderinti skirtingus labai didžiulius interesus. Vėlgi, pelnas, darbuotojas, klientas, tiekėjas, valstybė, mokesčiai. Tai yra darniai, kurie tempia verslą į skirtingas pusės. Ir jeigu tu tų balanso neturi, tu gali žlugti labai greitai. Ir nepaisant to, tu sieksi didelio pelno, gerai, viskas tvarkoja, bet galbūt tavo klientas pradės kitaip žiūrėti į tave. Sieksi didelio pelno, prarasi kvalifikuotus darbuotojus, nes jiems nesumokėsi. Ir atvirkščiai.
Tai va čia arba būsi labai geras visiems, kas irgi yra gėris, mokėti gerus atlyginimus yra labai gerai, bet jeigu tu perlenksi lasdą ir sulaužysi verslo stuburą, tai tas gėris virs blogiu. Nes tas žmogus, kuris turi darbo vietą, jis jos neteks tiesiog.